Lietuvos nacionalinio vyrų krepšinio rinktinė, sakyčiau, palėtė tokie strateginiai pokyčiai ir manau, kad tikrai tai yra nauja pradžia rinktinės vystyme ir, kaip žinote, turime vyriausią trenerį Rimą Kurtinaitį, kurio debiutinės rungtynės Lietuvoje įvyks Klaipėdoje su Šiaurės Makedonijos labai svarbiom rungtynėm, taip kad, manau, bus ir daugiau greitų metų naujienų susijusių su rinktinės visų valdymo, administravimu ir tai iš tiesų svarbus pokyčiai ne tik rinktinei, bet ir visam Lietuvos krepšiniui. Tai taip, kad šios rungtynės, kurios vyks Klaipėdoje lapkričio 24 dieną, bus ypatingai ir įdomios ir, kaip minėjau, svarbios dėl patekimo į 25 metų Europos krepšinio čempionatą. Visus labai kviečiu atvykti, iš anksto įsigyti bilietus ir tikiu, bus ir graži šventė, ir graži pergalė. Iki pasimatymo Klaipėdoje.